Jeigu vyras neprisipažįsta, matot, kad meluoja, juk širdis jūsų ir intuicija neapgaus. Kaip tu supratai, kad tu esi išduodama? Man netgi atsiuntė visus įrodymus, nuotraukas, susirašinėjimus. Jis tau sako, dirba, vakarais dirba, negrįžta, mes nesusitinkam, aš į butą neįleidžiama. Tai ką man daryti? Kas labiausiai iš viso to buvo sunkiausia? Man čia su darbais reikia atsitiesti, man čia yra svarbu dabar darbai. O jis vaiką pasidaro su mano draugu. Jau galvojau tikrai galbūt net ir išeiti iš darbo, nes visi žinojo, kad tokia situacija atsitiko. Man buvo tokia gėda, visi žinojo mano darbe, kad aš vadovė turėjau vyrą, o tas vyras su mano kolegė. Vos ne ta kolegė, kuri dirbo pas mane komandai kaip konsultantė. Tavo skyrybos, o tu santaupų neturi išvis, tu net advokato negali pasisamdyti, nes tu neturi pinigų. Bet susituoksim, tai bus dar geriau. Visa tai buvo iki vestuvių. Po vestuvių buvo dar blogiau.